bylinėtis. Sveikas gyvas. Ką dabar nesugalvojai, gal troleibusų streikas susirašė? Ai, kaip seniukų čia pliurini. Supranti, mes su tatu iš bendrovės namą grūdų parsivežėm antram sėjimui. Tai va, atvažiavo policija ir viską susėmė. Tai palauk, tai ko dabar susėmė? Ku, ir tatu susėmė, ir grūdus susėmė viską. Tai va. Tai nesiprašėt palaidžiami, nu? Nu tai nesiprašėm, aišku, kad prašėmės. Aigi pastoviai talėtant prašiaus, o tata vis prašęs, kad namą palaista. Tai va, supranti, paskui iškela kokiu tai baudžiamų bylų ir išvažiavo. O tai išvažiuojant paprašė pinigų ant benziną, va. Tu davėm, ant benziną davėm? Nu tai davėm, bet tik tai vienam galan, kad nebegrįžtų. O čiagi dabar, o tai byla. Byla? O tai ką dabar tu su to bylu darai čia? Nu tai ko darai? Ale žinok, Biausi, tau kaip draugeliai pasakysiu. Nu. Biški ir piktumas įima. Taip. Atvažiavo, supranti, policininkai, iškėlė baudžiamų bylų, patys išvažiavo, o man saka, imk ir laikyk. Taip. Nu, supranti, dabar kai taip prokuratūrai etatų stygęs, tai galvoju, mokslą nebaigęs, gerai prie policijos. Ale žinok, ir biški pavargstu. Nu, taip. Prastovėgi tu visų dienų žmogelis laukį, taigi vis tiek, žinai. Taip. Mafijozas. Sveikas gyvas, Sveiki gyvi, vyriausioje. Jėzau, Kaip žinau. sekės, pasak? Kaip sekės neblogai, Biausi. Tokia gerai, kad pavėjus į policinikai pastaikėt. Nusivežėm iš kelin, pasodinį mašiną, saka, prašom duot parodymą. Taigi iš kur aš gausiu tuos parodymus? Pradėjau ieškat, parodžiau 400 litrų kišenį. Kad apsidžiaugė, kad patenkinti. Paėmė pinigus, davė kvitų ir liepė prisekt grįžus prie bylos. Tai bylų žemė. Seka, Prie bylos, neprapultų. O, ir byla, ir čekiukas. A tai kur dabar dėsmamės tų bylų, ką? Tai va, supranta dabar, kur sakė. Sakė, dabar šitų bylų reiktų uždaryt kai kur. Bet kadangi tu neturi kurą, žodžiu, trūksta pinigų, liepia uždaryt bylų patiem. Ei, tai tata gal malkinėlam, ką? O tu malkinėlai nelabai saugu. Man atrodo, ten skladukan už daržinėlas. Nu, tai galim nunešti didelis zamkas laikės. Palaukit, tai dabar tai uždarysit, paskiau kur dėsit, a? Nu, tai supranti, Biausi, galim, pavyzdžiui, per didžiasias šventės vietai vėliavas iškelti. Ai, Kraima, netauzik nieku, netinka. Va, žinai, jeigu su kokiu kaimynu nesutarė, tai va, mažna tada kaimynų iškelti. Žiūrėkit, tėvui, kokia mintis gimė. Tai galim daryti akcinį bendravį, va, kaip netatiniai prokurorai. Klausyk, va, Raimundėlis, pavyzdžiui, iškelia bylų, o tėvas už 200 uždara, va, paėti. Biausi, tai va, tu galėtum būti tarpininkas, priradysi, kam iškelti bylų. Taigi taip, ei, togi senas tukačius. Taigi, ei, Biausi, tu gali būti pirmas klientas. Supranti, kaip pirmam klientui didžiulės nuolaidos. Iškeliam bylų nemokamai, o uždarysime už 100 litrų. Pala. Jūs nieko man nepadarysite, va, aš turiu, va, nusikalstamos veiklos modelio imunitetas. Žiūri, špasyviausi, oi, špasy, oi. Taigi šitų te turi dabar tik prezidentas, o visiems kitiems senai panaikina, va. Tai palauk, tai gal nekelkit, gal susitarsim. Nu, žinai, Biausi, mes esam sąžiningi žmonės. Bendradarbiauji, tai bendradarbiauk. A jei ne, tai viskas. Nu, tai kada aš dabargi nei pinigų su savim nepasijėmis neturiu. Sakai, neturi, ne? Žiūrėk, kaip pirmam klientui, tau bylų iškeliam nemokamai. Laikyk, a kai pinigų turėsi, uždarysime. Taip, ir kvitų, va. Kvitų šitų atneši lygiai tokį pat. Na, laikyk, davai, aha.